Taip, tai gerai. Man atrodo, mes jau turim vieną žiūrovą. Tai turbūt... Vienas ir pakanka, galim pradėti. Pakanka, žiūrėjau, trys muškietininkai. Bet dar truputėlį palauksim, tai galim, žiūrėjau, tam vienam žiūrovui pasakyti, kad dabar žiūrite, du žiūrovai, labai gerai. Tai žiūrite ateities portalo Ateitis LT transliaciją ir su mumis yra garbus svečias Karolis Antanavičius iš KTU gimnazijos ir mes aptarinėsim šiandien jo tekstą apie Donaldą Trumpą. Tai turbūt gal nieko labai nelaukus, per daug nevyniojus į vatą, Karoli, parašai tekstą apie Donaldą Trumpą ir jeigu labai trumpai, kodėl apie Donaldą Trumpą, čia turbūt savai aš gal apie Donaldą Trumpą, bet labai trumpai, apie ką tekstas? Jo, dabar toks politinis sezonas, tai politiniai ir mano straipsniai, tikriausiai galvoje apie tai daug minčių, todėl ir parašyti apie tai dabar einasi. O būtent apie Trumpą, ne apie kitus, ne apie Harris, ne apie visą, kas vyksta pasaulyje, todėl, kad man Trumpas iš tikrųjų, aš jau juo pradėjau domėtis ne per šios rinkimus, jau daug anksčiau. Ir apie jį paskaityti papildomai ir pasižiūrėti interviu jo ir pastudijuoti, kaip jis elgiasi ir ką jis sako ir ką jis daro. Tai čia toks asmeninis susidomėjimas tuo žmogumi ir kas už jo stovi. Tai, o būtent dabar, kadangi parašiau, dabar tai čia dėl to, kad kilo jau, susidomėjimas masinis Trumpu, kadangi jis jau laimėjęs yra, pasiskelbė, kad laimėjo, tada aš jau tuo momentu ir parašiau straipsnį ir manau, pataikiau visai nuotaikas iš reakcijų susilaukus. Ar gali papasakoti, man turbūt yra įdomiausias straipsnio dalis, tai kuo skiriasi šitą kadenciją nuo pirmosios ir būtent kaip, reiškia, nukrito tie visi saugikliai. Tai čia yra tokia pati įdomiausia dalis. Tai gal pradžioj, nes man atrodo taip Lietuvoje yra keletas tokių žmonių, Linas Kojala, dar keli gal Vladimiras Laučius, kurie taip neblogai išmano JAV politiką, bet paprastai tai mes iki gal taip nesuprantam, ant kokių, kaip iš viso yra politika veikia ir jeigu galėtum trumpai pristatyti, kokie yra 5 tokie pagrindiniai saugikliai, kurie riboja Trumpo valdžią ir kokios yra jų savybės. Čia yra bendrai demokratinė sistema. Mes ją kaip ir labiau nusikopijavom nuo JAV, tai čia pirminis šaltinis, mes 90 metais nusižiūrinėjom, kaip mes pasidarysim. Mes šiek tiek esminių skirtumų padarėm, vienas iš tų skirtumų yra vykdomoji valdžioje, kad mes ją suteikiam ir prezidentui, ir ministrų kabinetui, kas yra atskiri dalykai ir jie nebūtinai sutaps. Kaip dabar matome, kaip formuojamas kabinetas ir prezidentas turi tam tikrus lūkesčius, bet jis nelabai gali tai pakeisti, nes jis ministrų neteikia, jis teikia tik ministrą pirmininką ir panašiai. Tai Jungtinės Amerikos valstijos vykdomoji valdžia yra sujungta į vieną, į prezidento instituciją, į prezidentą ir jo tą komandą. Tai be šitos dar yra 4 institucijos tokios, taip galima pavadinti. Tai yra įstatymų leidžiamoji valdžia, pas mus tai yra Seimas, pas juos tai yra kongresas, kuris sudarytas iš aukštų ir žemųjų rūmų, iš senato ir atstovų. Senatas ilgiau žmonės būna senate, pas atstovų rūmus greičiau keičiasi, skirtingos funkcijos šiek tiek, bet bendrai tai yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Tada 3 vieta tai yra teismai. Svarbiausias tikriausiai šituo atžvilgiu yra aukščiausiasis teismas JAV. Nors yra ir kiti teismai, aišku. Tada yra šitie valstybės darbuotojai, kurie, tokie biurokratai labiau, kurie užima institucijų įvairias pozicijas, kad užtikrintų sklandžiai jų veiklą. Tai čia ministerijų darbuotojai, jeigu Lietuvos ekvivalentas, tai būtų, nežinau, ten visokie
ne politiniai patarėjai, o įgyvendintojai. Na ir kad mano mama panašiai dirba valstybės atstovų įstaigoje, tai čia yra grinai pavyzdys tokios prižiūrinčios įstaigos, kuri atlieka funkciją prižiūrėti, ar savivaldybės įgyvendina teisėtai viską. Ir tada penktoji koja būtų žiniasklaida. Ir taip, kaip piliečiai gauna tą informaciją, kaip jie yra informuojami apie tuos procesus, žiniasklaida turėtų iš principo teikti ir objektyvią informaciją, ir šališką, perspėjant, kad kartais tai yra šališka informacija. Ir tokiu būdu leisti žmonėm atsirinkti, ką jie nori girdėti, ir tuo pačiu pakrutinti politikus, kad jie nepasislėptų ir kad jie būtų atsakingi už savo veiksmus. Čia labai įdomu, žinai, kad tie aukšti ir žemiai rūmai, kai sakai, kad nukopijavo iš esmės Lietuvą demokratiją ir šiek tiek nuo Amerikos. Labai įdomu, kaip būtų Lietuvoje, atrodo, ten kokia nors partinė sistema, pavyzdžiui, aukšti ir žemiai rūmai. Lietuvai to nėra poreikio. JAV yra poreikis, kadangi milžiniška valstybė, tai ir funkcijos kitokios. Aš tikrai nepretenduoju būti politologu ir negaliu pasakyti, kad aš labai išmanau ten, bet pagal tą, ką aš skaičiau, tai man senatas atsirodė kaip vieta, kur užtikrinami ilgalaikiai tikslai, labiau gal partijos tokia pozicija, o žemieji rūmai skirti gyvendinti rinkėjų norams greičiau, nes kadangi ir greičiau keičiasi tie nariai. Taip. Labai žinai įdomu, kai skaitai tekstą, tai kaip reiškia Trumpas darė įtaką, arba uzurpavo truputėlį kiekvieną iš tų valdžių. Tai man turbūt įdomiausias aspektas yra tai, kad Trumpas yra asocijuojamas su tuo, kad jis kovos prieš elitą, aišku, pats būdamas elitu, ir iš esmės jis kovos už tą mažą žmogų, tą mažą biurokratą, mažą valstybės tarnautoją. Tai čia turbūt yra įdomiausias paradoksas, kad viskas tarsi apsisuka. Ir tu teigi, kad iš esmės išrinkus Trumpą, inauguravusi dabar Trumpą, didžiausia grėsmė iškyla būtent tam mažam žmogui, kurį pavadino Trumpas Deep State. Tai ar galėtum taip truputėlį plačiau paaiškinti, kaip čia dabar nutinka, kad tas, žodžiu, vidutinis pilietis, tas, žodžiu, Amerikos vidutinės ar žemesnės klasės burgeris balsavo už Trumpą ir kaip dabar Trumpas atsigręš prieš jį, kur čia tas pavojus iš tikrųjų yra? Aš čia darau tokią prielaidą, čia yra spėjimas pagal jau daromus jo veiksmus. Aš straipsnį rašiau apie tai, kaip visi iš tų 5 punktų po truputį yra klibinami, jau kai kurie yra nuklibinti ir nuversti. Bus dar labiau klibinami kai kurie per antrąją kadenciją. Dabar leidžiamoji valdžia, jau galiu pasakyti, straipsnėje dar nežinojau, kai rašiau, bet dabar jau galiu pasakyti, kad daugumą turi respublikonai abiejose rūmose. Nors vėliau paaiškėjo, kad ten netaip paprasta, jie kai kurie nepalaikys, ten nėra dar taip, kad visiškai stipri dauguma būtų. Šitą teismus, tai Trumpas irgi buvo 3 paskyręs teisėjus per pirmąją kadenciją, kas buvo jam gana naudinga, jį išteisino per antrąją apkaltą. Ir į žiniasklaidą jis yra jau čia vienas iš tų pirmųjų žingsnių, ką jis darė, kad jis žiniasklaidą bandė diskredituoti, ją vadindamas fake news, o real news yra tik tai tą, ką jis skelbė arba ką skelbė jo šalininkai. Kurti tokį tiesiog nepasitikėjimą atmosferą institucijomis, nepasitikėjimą žiniasklaidą, nepasitikėjimą teismais. Žodžiu, viskas blogai, kol tai nėra, jeigu ne su manim, tai prieš mane. Tokia kovinga labai logika pas jį yra tikrai. Aš dabar galvoju, ar JAV politikoje buvo kažkoks toks politikas, kuris taip stipriai skaldytų valstybę, Tai prasme, nes jeigu tu imi prezidentus prieš tai, tai jie tokie būdavo vienijantis, kaip asmenybės.
nežinau, nu, gal Bušas su Irako karu skaldė, bet tas Obama, Clintonas, ne, Mhm. visi kiti, nu, jie buvo tokie. Žinai, Amerika turėjo daugiau negu 100 prezidentų ir tikrai manau, kad buvo atvejų, kada panašiai kažkas nutiko. Bet dabar mes tai, visų pirma, mes labai aštriai visas pasaulis mato tai, kas vyksta, kadangi labai geri yra informacijos laidos kanalai, kadangi mes iškart sužinom, kas įvyko po valandos jau, kartais ir po kelių minučių. Tai mes labai gerai informuoti, kas vyksta, tai ir man taip gali atrodyti, kad ten dabar griūna viskas. Manau, kad buvo tokių atvejų, va čia reikėtų jau istorikų klausti, bet nuo tų dabar paskiausių politikų, ypatingai Barack Obamos, tai Trumpas tikrai skiriasi savo požiūrį į valstybę. Nu, jis nenori žaisti pagal tą sistemą, kuri dabar yra. Jis nenori laikytis tų 5 stabdžių, nes jis, nu, vat, galbūt tas įsitikinimas, dar tokios ideologijos galbūt retai kada pasitaiko, kada žmogus ateina su tokiu stipriu įsitikinimu ir mano, kad jis yra, kad ta idėja verta įgyvendinimo bet kokia kaina. Ir va ta bet kokia kaina tai yra valstybės balanso sąskaita. O va tas klausimas, kurį aš nespėjau atsakyti apie tą paprastą žmogų, tai nėra taip, kad Trumpas nori skriausti paprastą žmogų, jis nori padėti, visi žmonės mano, kad jie nori kažko tai padėti. Bet pagal jo dabartinius veiksmus tai labai tikėtina, nes viskas, ką jis darė, atrodo taip, kad jis bando konsoliduoti savo valdžią. Dėl kažkokios idėjos įgyvendinimo, taip, bet tam etape link konsolidavimo neišvengiamai bus prieita prie to 5 stabdžio, kaip ir tvirčiausio vis dar kol kas, tų institucijų, tų valstybės atstovų įstaigų, mokesčių inspekcijų, parkų prižiūrėtojų, visų tų žmonių, kurie galbūt atsisakys įgyvendinti ar kažkaip boikotuos projektus, planus, ką jis nori padaryti, kad ir įstaigos tokios kaip vietiniai teismai, kaip policijos, nu, bet kas gali sustabdyti ar kažkaip užvilkinti jo planą, idėją įgyvendinti. Nu, bet kas žodžio opoziciją padarys jam. Nu, jis nemėgsta opozicijos, jis tikrai nėra tas žmogus, kuris klausytųsi kitos pusės ir pagal tai kažkaip atsižvelgtų ir keistų, ieškotų kompromisų. Ne, žmonės išrinko žmogų, kuris turi savo idėją ir ją įgyvendins bet kokią kainą. Visi supranta, kad jis gali ir ginklą pasakyti, paimti kažkam. Visi žino tą riziką, bet vis tiek buvo pasirinktas tas kelias. Ir man, nu, bent jau atrodo, kad bus prieita prie ir 5 stabdžio. Jeigu niekas jo nestabdys toliau, bus gal ir dar daugiau užsimanyta. Aš rašiau šitam straipsnį apie jo tą idėją, kurią aš labai irgi smarkiai abejočiau, bet apie tą procesą, kaip sakant, priemonės pateisinti tą idėją, kurių jis jamasi ir nu, aš tikrai, vat buvo pirmasis prezidentas tikrai, kuris atsisakė pripažinti rinkimų rezultatus. Apie tą aš domėjausi. Tas, kuris pasakė viešai ir laikėsi to labai tvirtai ir netgi tylėjo, kai žmonės kongresą puolė, tai tikrai pirmasis buvo toks. Aš galvoju, kad tu vis pamini Trumpo idėją, ne, kažkokia, ta jo tokia, ne, kuri už jo stovis, kuris ateina, jeigu reikėtų suformuluoti, ne, kas yra Trumpo idėja, ne, ko jisai siekia, ne, jeigu labai trumpai, kuo trumpiau, koks jo pagrindinis siekis, ne, kaip tą būtų galima formuluoti. Nu, jeigu labai trumpai, tada padarykime Ameriką vėl didžią. Tai jis visur tą siekia, vis primena ir primena. O jeigu konkrečiai, kažkaip susijęs su... Nu, aš jo galvą negaliu įlysti, aš jo nesu nei matęs, nei turiu pirminių šaltinių apie jį. Nors yra knygų gerų išleistų apie jo, iš jo aplinkos, iš jo vidaus. Tai tikrai galėčiau aš apie tai pasidomėti giliau. Bet
Man taip atrodo, kad jis yra reaguojantis į esamą situaciją, o esamoje situacijoje žmonės yra, jį vadina populistu. Ką populistai daro? Populistai yra žmonės, kurie sugeba geriau įtikinti rinkėjus negu kiti dėl esamų problemų. Jie iškelia labai tai, kas buvo prisidirbta, kas kelia nepasitenkinimą ir tuo pasinaudoja savo išrinkimai labai. Geriau negu kiti. Tai kartais iš pavydo žmonės vadina populistais. Iš esmės visi politikai turėtų būti populistai, siekti kuo įmanoma labiau patenkinti žmonių poreikius. Tik tai kai kurie... Čia, žinai, dėl demokratijų, tai čia toks paradoksas, nes aš dabar nepamenu, kas pasakė, kad vox populi, vox dei, ne? Ta prasme, tai kaip čia Dievo balsas, tautos balsas. Bet jo, ta prasme, kad... Bet Alvydas Jokubaitis yra pasakojęs, daug kas klausosi galbūt žino šį žmogų, jis yra sakęs, kad demokratijos baisiausias priešas yra tada, kada mes viską atiduodam tautos valiai, nes tauta nėra visiškai informuota ir reikia ir tų atsvarų, kaip jau anksčiau minėta, kurie užtikrintų ir profesionalų įgyvendinimą, ir ekspertizę, ir patirtį, ir, ne veltui ruošiami yra valstybės tarnautojai ir profesionalų žmonės. Tam yra visa sistema, yra sukonstruota delikati sistema, kuri veikia Amerikoje jau keli šimtai metų. Lietuvoje dabar jį irgi puikiai veikia ir užtikrina mums labai malonų gerą gyvenimą. Galbūt su ginčiais, galbūt su visokiais dalykais, bet tai yra stabilumai. Ne veltui buvo sukurta. Ją sukūrė žmonės, kurie išgyveno Pirmąjį ir Antrą pasaulinį karus. Tada buvo sukurta tokia sistema. Kalbant apie likusį pasaulį, daug buvo pereita prie būtent tokios sistemos labiau. Kadangi ji yra, geriausia, ką mes kol kas sugalvojam. Jo, aš galvoju, žinai, niekad neteko skaityti jokios filosofinės Trumpo analizės, bet, žodžiu, įdomu, kaip, žinai, iš tokios patirčių, vaizdų, išgyvenimo kultūros aspekto, kad Trumpas yra daugiau, atrodo, gal net ne kaip prezidentas, bet kaip tam tikras reiškinys, kaip tam tikras fenomenas, kaip tam tikras... Jeigu jis būtų paprastas prezidentas, kaip aš rašiau straipsnį, būtų sunku tada paaiškinti, kaip jis buvo išrinktas po pralaimėjimų. Nes įprastai žmonės, kaip į profesionalą, kai jis jau yra jau senas, jis kaip baigsis bus labai senas. Ar nesenesnis, man rodo, dabar neteiksiu tavo, vienas iš tų seniausių prezidentų. Ir jis nebūtų tikrai išrinktas, jeigu jis nebūtų kažkas daugiau nei profesionalas, nei geras politikas. Jis yra kažkokios idėjos reprezentavimas. O aš nebaigiau, ką norėjau pasakyti apie tą jo idėją, tai ji yra reakcinė. Labai gerai užčiuopia tai, kas vyksta daugelio žmonių nuotaikose. Man atrodo, kad buvo, aš negaliu, nes ten negyvenu pilnai pasakyti, bet man atrodo, kad buvo stipriai prisidirbta, žiūrint iš šono. Žmonės labai turi teisę, dėl ko būtų Amerikoje nepasitenkinti. Man irgi vis tada keista yra, kaip turtingiausia pasaulio valstybė negali užtikrinti daugelį žmonių elementaraus saugaus gyvenimo, elementaraus ekonominės padėties saugumo ir užtikrintumo ir tokią neligybę turėti, ir tokį atotrūkį tarp valdančiųjų ir tų žmonių, kurie jaučiasi nereprezentuojami, kurie jaučiasi neišklausyti, kurie jaučiasi nuskriausti, kurie jaučiasi elito engiami. Tai, tikrai buvo labai tikėtina, kad daug kur labai susimauta. Ir todėl žmonės, tikrai didžioji dauguma vis tiek turi būti taip blogai, kad tu rinktum žmogų, kuris galbūt ir dar gali viskas pabloginti arba sutaisyti. Čia jau rizika priimti tokią, jeigu kalbant apie didžiąją visuomenės dalį, nes kai kuriem galbūt ir nereikėtų apie tai svarstyti, bet jį išrinko daugumą. Tai reiškia, kad yra kažkas tikrai negerai.
aš gal nėra taip, kad Trumpas kažkiek atliepia tokią iliuziją, žinai, kad visą galima lengvai padaryti, lengvai pataisyti, lengvai sutvarkyti, ne? Tai tarsi yra toks lengvas sprendimo būdas kažkoks, ne? Tom politiniam problemam, kurios yra pakankamai sudėtingos, ne? Ir kaip tu kalbėjai apie Amerikos demokratiją, kuri buvo sukurta po antro pasaulinio karo, po pirmo, po antro, ne, žmonių, kurie matė daug sunkumo, ne, kurie norėjo užtikrinti tą stabilumą ir tarsi dabar Trumpas ateina ir bando sakyti, kad, nu žiūrėk, visą tą galima išmesti, ne, ir galima gana lengvai pasiekti dalyko, ne. Ar čia nėra toks kažkoks, tai va, dar tokia tendencija po viso to, ne, kažkaip tai. Nu, žinai, aš dar ką norėčiau pasakyti, kad aš Trumpo tikrai nejaučiu jam neapykantos. Ir tiem jo palaikantiesiam, aš kuriuos ir pažįstu, irgi aš nelaikau jų nei kvailiais, nei būtinai neteisiais, galbūt jie yra teisūs jį palaikydami. Bet aš matau grėsmę būtent to proceso ardyme. Nes tai jau nebėra politinė reprezentacija, tai nebėra tai, kas yra sklandu ir užtikrinta. Tai jau yra ėjimas į teritoriją, į kurią buvo nueita prieš antrą pasaulinį karą ypatingai. Nu, mes visi žinom Hitlerio istoriją. Aš, kaip sakau, aš nenoriu lyginti, nes gali būti nueita, galbūt bus užtikrinti tie saugikliai ir nebus nueita kažkokiu panašiu keliu. Bet kaip Adolfas iškilo. Nu, jis atėjo prieš minę, jis pradėjo kalbėti, jis jautė kažkokį nepasitenkinimą, visą Vokietiją jautė didžiulį nepasitenkinimą reparacijom, ekonominė situacija, nedarbingumu, infliacija, kaip ir dabar skamba panašiai tokie dalykai Amerikoje. Jautė nepasitenkinimą, jis atėjo, jis pradėjo kalbėti, turėjo gerus įgūdžius, oratoriaus įgūdžius ir po truputį, po kiekvieno susitikimo jis vis atkalinėjo savo retoriką, jis pamatė, į ką žmonės reaguoja, į ką jie kreipia dėmesį labiausiai, jis atkalė tą sistemą per keletą metų. Nu ir ką, ir po truputį buvo dėl patogumo dėlei paskirtas į to ministro, kanclerio ministro pirmininko pareigas prezidento ir galiausiai buvo kaip buvo. Jis atėjo išspręsti visų problemų, rado ką apkaltinti, sakė, kad velniop tą sistemą, aš viską padarysiu, nes aš žinau, jūs manim pasitikit, žmonės pasitikėjo jo ir jis atėjo įgyvendinti tų dalykų. Bet kaip manai tiesa, ar nu, vat, sakai, vat, yra daug nepasitenkinimo, ne, bet aišku, čia gilus klausimas, čia turbūt ir ekonominis, ir politinis, ir sociologinis, bet šiaip tai Amerika, nu, tai yra vis dar viena iš didžiųjų galių, ne, ta prasme, nu, kaip tu manai, ne, kur yra didžiausia nepasitenkinimo šaknis, lyginant su pirma kadencija, nes, pavyzdžiui, kai Trumpas atėjo tada, ne, tai aišku, visi kalbėjo apie sieną, ne, ir visi kalbėjo, ne, kad reikia America First, ne, kad reikia grąžinti įmonės iš Kinijos į Ameriką, ne, reikia vėl kažkaip tai stiprinti savo ekonomiką, ne, būti atsvara Kinijai ir viskas vėl sukausi apie tą paprastą žmogų, ne. Aš galvoju, dabar toks jausmas, aš ne tik išmanau Amerikos politiką, bet manau, kad dabar jausmas yra daugiau, kad yra nepasitenkinimas, susiskaldimu kaip tokiu. Ir tarsi nebe tuo tokiu ekonominiu. Ir tarsi yra renkamas žmogus, kuris dar labiau didina susiskaldimą. Ne? Tiesiog, gal aš klystu, man įdomu, kaip tu manai. Jo, ten iš tų apklausų žmonės nurodo, kad svarbiausia jiem buvo priežastis rinkimų klausimas ekonomika. Nu, skundžiasi infliacija, tuo dalyku, kurį visi užčiopia, kurį visi maždaug pajaučia ir supranta. Tai infliacija buvo kaip ir pagrindinis klausimas oficialiai. Bet aš kaip ir rašiau apie Šimonytę straipsnį anksčiau jau politikoje, tai, ką žmonės laiko oficialiom rinkimų priežastim, nebūtinai yra
pagrindinės ir esminės nulemenčios. Antroji berods priežastis buvo abortai. Ir čia man jau skamba kažkas panašiau, galbūt į tai, kas vyko, kokia srovė povandeninė buvo ten iš tikrųjų. Ne būtent abortų klausimas, bet man atrodo, kad šį kartą daugiau sužaidė kultūrų karų visas tas pozicijos. Oi, čia iš vis tema tai sudėtinga. Nemanau, kad viena pusė turi iš vis monopolį tiesai ir sprendimus viskam išspręsti. Bet Trumpas aiškiai pasirinko tą pusę ir galbūt dabar žmonės turi nuotaikas atsakomasias, kad reikia ir kitai pusiai pasireikšti. Įdomu, žinai, paminėjai kultūrinius karus, žinai. Aš galvoju, daugelis krikščionių katalikų džiaugiasi tuo, kad išrinko Trumpą ir jisai tarsi ir bus, toks kultūrinių karų bastionas ir uždraus visas LGBT teisės ir panašiai. Apskritai, net buvo per Marijos radiją, aš taip nenoriu, kad irgi nebūtų fake news, bet matau, ten buvo interviu, kur Trumpas sako, kad yra krikščionis ir teko kalbėti su žmonėm, kurie labai džiaugiasi, kad Trumpas gelbės krikščionišką vakarų civilizaciją ir bus už ją. Ką tu tai atsakytum? Mane čia, aišku, bus toks anonsas tiem, kas žiūri, kad tai bus ateinančių straipsnių tema, bet vieno iš serijos straipsnių tema, bet kaip manai, kokia bus Trumpo pozicija kultūrinėse karuose? Aš jį žiūrėčiau kaip į visų pirmiausia politiką. Aš manau, kad yra galimybė, kad jis įtikėjo. Visi žino, jo gyvenimo istorijoje tikrai nebuvo šventas gyvenimo būdas ir sutartis su pornografijos žvaigždėm, ir papirkinėjimai, ir ten sandoriai verslo nekokie, ir kazino verslo imperija, žodžiu, tikrai nepavyzdys. Ir tikrai jis su to tikėjimu santykį, jeigu ir turėjo, tai tik oficialų. O dabar, antroji kadencija, ypač po to šūvio, aš manau, kad labai reali galimybė, kad jis jau įsivaizduoja, kad yra Dievo saugojamas ir įtikėjęs. Ir manau, kad jo gyvenimo būdas smarkiai pasikeitęs, kai visos kameros jį atsuktos ir kai jam kiti dalykai dabar galvoja yra negu tai. Tai aš manau, kad jis nemeluoja, galbūt ir nemeluoja, sakydamas, kad jis yra tikintis. Vėlgi klausimas tikintis, ką reiškia tikintis. Gali tikėti į Dievą, bet tai nebūtinai yra krikščioniškas Dievas. Gali ir savo susigalvoti kažkokį kūrėją pasaulį su savo taisyklėm. Bet jeigu ir sakytų, kad jis krikščionis, tai manau, kad jis galbūt taip ir mano. Įdomu, kažką tai, tiesiog kažką feedas prieš keletą metų buvo, bet prieš keletą aš turbūt dar praeitos kadencijos metu buvo išmetęs, kad Trumpas labai sureagavo, kai skrido lėktuvu ir pamatė kunigą Sutaną skaitantį Bibliją ir pasakė, kad šitas žmogus yra stipresnis už mane, žinai. Tai čia toks buvo, kad pagarbos parodymas, žinai, tam kunigui. Galvoju, ko čia dar paklausti. Man tai tik labai gal svarbiausia tokia šito pokalbio dalis, kurią norėjau aptarti. Turim Trumpą, tokį, kokį turim, su visu tuo, kas jis yra. Ir turbūt reikėtų iš pagarbos tam žmogui, kuris buvo antrą kartą perrinktas po pralaimėjimo JAV istorijoje ir kaip tu rašai, kad iš tikrųjų neįėjo į istorijos vadovėlius, netapo. O jis dėl daug ko įėjo. Tų priežasčių randasi vis daugiau ir daugiau, ir ne tik gerų, bet įspūdinga pergalė, tikrai įspūdinga. Bet turiu omeny, prieš 132 metus, jeigu neklystu, buvo irgi antras toks veikėjas, kuris buvo perrinktas antrą kartą po pralaimėjimo, ne? Groveris Clevelandas, jo. Jo, tai jeigu galėtum šiek tiek plačiau papasakoti apie jį ir turbūt čia dar platesnio klausimo dalis, ne? Kaip tu matai tiesiog valstybininką, ne? Kaip tu matai politiką ir, šiandien taip irgi buvo įdomu, nes ėjau senamiesčio Vilniaus ir labai,
toks paradoksas. Gali matyti, kad Gitanas Nausėda važiuoja namo, kada baigia darbus. Tai iš tikrųjų dar nebuvo net 5 valanda, tai ir mūsų prezidentas jau važiavo namo. Tai čia klausimas apie plačiąją prasme, apie politiką, apie valstybininką. Kaip tu manai, koks jis turėtų būti? Jo, Groveris Clevelandas jis išrinktas 19 amžiaus pačioje pabaigoje. Tai čia neįtikėtinai senai. Ir jis buvo visiškai Trumpo priešingybė, galima sakyti. Jis taip pat buvo tų politikos savybių turėjo, jis buvo charizmatiškas, buvo gana neblogas oratorius. Aš apie jį skaičiau tik tai gal kokią valandą laiko, aš tikrai nesu jo biografas. Bet man pasirodė, kad tas žmogus, jis yra grinai, kaip galima įsivaizduoti tipinį politiką, pati tą klausimą įeinant. Jis gerbė tą sistemą, jis buvo demokratas, laikėsi būtent demokratų linijos, nedarė jokių esminių lūžių savo toj partijoje, bet jis buvo irgi atsakomasis, bet tai buvo esmė, kodėl jis buvo tikriausiai perrinktas antrąjį kartą po pralaimėjimo. Tai, kad jis labiau buvo srovės žmogus, žmonės buvo nepasitenkinę respublikonų ilgų valdymų, kur buvo labai akcentuojamas įmonės ir dotacijos korporacijom didelėm, užmirštant visą tą saugumo sistemą, visą paramą sveikatos sektoriui ir panašiai. Nuo sveikatos sektoriaus tada tiesą sakant ir nebuvo, galima taip sakyti. Bet žmonės buvo nepasitenkinę ir jis ant tos bangos sugrįžo. Tai palyginant tuos du žmonės ir jų požiūrį į tą žaidimą, tai aiškiai matyti, kad vienas žaidžia pagal taisyklės, o kitas žmogus yra jau kažkas kitas. Leonidas Donskis pavadino Donaldą Trumpą ne politiku. Jis nėra politikas. Nežinau, aš kaip ir nesutik norėčiau, bet to pačiu man vis įstrigo ta mintis ir aš jos neužmirštu ir vis nešiojuosi. Galbūt kitais žodžiais reikėtų išreikšti. Donaldas Trumpas nėra, net nežinau, jis nėra valstybės tarnautojas, gal taip galėtum pasakyti. Jis nėra valstybės tarnautojas. Jis politikas, jis geras politikas, jis atliepia žmonių norus, jis atliepia jų poreikius, tikrai jaučia, ką žmonės nori, jie tą ir sako, žodžiu, čia pagal liniją jis tikrai eina. Bet kas jis nėra žmogus, kuris pasirengęs tarnauti. Jis vis dėlto jaučia tokį, tikrai pasižiūrėjus jį, jis jaučia tokį pranašumą, jis jaučia, kai jis yra išrinktasis. Dabar tai jau ir religinė atspalvė įgavo po to šaudimo. Dabar jis jaučiasi ne tik išrinktasis tautos, jis jaučiasi išrinktasis ir iš aukščiau kažkur. Tai aš jo mąstyme nematau, kad jis savo gyvybę suvoktų lygiaverčią kitiems žmonėm. Man kiltų klausimas, kad ir po jo to susišaudimo. Mano toks pastebėjimas buvo, kad aš galvojau, kaip būtų, pavyzdžiui, Barackas Obama reagavęs tokią situaciją. Man atrodo, kai jis po to susišaudimo būtų paklausęs, ar visiems yra gerai, ar niekas nenukentėjo. O Donaldas Trumpas jis ką padarė, jis iškart kovokim, kumštis, toks susireikšminimas. Ir nieks tikriausiai nežino, bet buvo keletą kartų tik paminėta, bet per tą susišaudimą tikrai mirė žmogus. Bet kažkaip aš jaučiu tokį susireikšminimą irgi, bet jis mirė dėl šlovingos idėjos, jis palaikė gerą judėjimą, jis šlovinga auka vardant tikslo kažkokią. Tai man atrodo, kad aš kaip ir rašiau, jis ateina ne tarnauti valstybei, netarnauti visiems, o tarnauti savo idėjai, savo rinkėjams ir tai, net nežinau, ko jis iš esmės siekia. Nes aš manau,
kad čia sudėtinga, čia yra persipinę, jis siekia ir kažkokios asmeninės didybės, jis kalba daug apie istoriją, apie tai, kad įrašysime istoriją, kad bus šitą kadenciją įrašyta į istoriją. Jis, tikriausiai tas noras įsiamžinti, tas noras būti dideliu, tas noras, nes jis tokią maniją turi, jis, nežinau, Kristus tai, nežinau, ką jam pasakytų, jis aukso maniją tiesiog turi, jo tualetas yra auksinis, jis to didžiuojasi ir rodo per televizorių. Ir, tas žmogus tiesiog turi kažkokią begalinį susižavėjimą spindintiem dalykam ir dideliem dangoraižiam, ir dideliam gyvenimui, ir šlovė, ir pergaliai, ir dėmesiui, ir moteriams turėjo milžinišką apetitą. Tai, tas žmogus, jis nėra nei kuklus, nei pasirengęs nusižeminti žmonių daliai. Bet taip. Ne, manau, užtenka jau. Aš jau pamiršau, koks klausimas buvo. Taip. Ne, aš klausiu apie kultūrinius karus, man atrodo. Klausiu apie valstybininkus. Apie valstybininkus, aišku, kas yra valstybininkas. Jo, bet man atrodo, kad dabar ne tas laikas, ne tos nuotaikos, ne tas laikotarpis, žmonės nori iš politikų, ne valstybininkų dabar. Kaip ir dabar Lietuvoje pasimatė šiek tiek, kad mes šiek tiek dabar norim kažko kito. Bet manau, kad čia bendrai tokia nuotaika, kad reakcinė, aš sakyčiau, reakcinė. Ir tie socialdemokratai buvo reakciniai į tai, kas įvyko anksčiau, į tai, kad žmonės kažko tai nepasitenkina, kad buvo jie neįtikinti. Tai dabar tokia reakcininkų amžius yra. Bet aš jau taip keista, kad, kiek šių metų atgal, 2012, tai kai buvo išrinkti socdemai, ir dabar, reiškia, vėl socdemai, ta prasme, kad realiai vis tiek, kažkiek metų praėjus, kad ir kaip tu susimausi, ta prasme, tave vis tiek išrinks grinai ne dėl to, kad už tave balsavo, bet kad prieš kažką kitą balsavo. Tai kad vis tiek tave išrinks reakcijos pasekoje, tai taip atrodo, kad, taip norėtųsi, kad turėtų kiekviena partija kažkokį savo rinkėją ar kažkokius argumentus. Nes tikrai dabar žiūrint į ten tos koalicijos formavimus ir visus kitus dalykus, atrodo, kad žmonės labiausiai džiaugiasi, kuo šitose rinkimuose, kad Vytautas Sinica išėjo pagaliau į politiką. Grinai dėl to, kad jis turi aiškią ideologiją, yra aiškiai suformulavęs, už ką yra. Bet aišku, čia to tokio ne plačioji visuomenė džiaugiasi, bet atrodo, kaip norėtųsi, kad būtų iš tikrųjų tai tokia politika aiškiai ideologinė, ir kad ta ideologija kartu būtų ir su konkrečiais dalykais susijęta, kad gali žinoti, kaip tvarko. Dabar tikrai, nežinau, ar čia labai geras pavyzdys, bet aš kažkaip apie tai dabar galvojau vis. Tai Adolfas, jisai, kai atėjo, jis irgi neturėjo aiškios ideologijos. Taip, čia daugelį galima tokių pavyzdžių, tik tai, kad dabar jis man šovė į galvą, kad jis atėjęs neturėjo aiškios ideologijos, jis ją suformulavo žiūrėdamas į kitus žmonės ir jų reakcijas. Jis suformulavo pagal tai, kas veikia, pagal tai, kas apčiuopiama, į ką yra reaguojama. Tai aš manau, kad Donaldas Trumpas jis jau dabar turi ideologiją. Manau, kai jis irgi ėjo per tą etapą, iš pradžių pirmą kadenciją, tai man labai jautėsi, kad jis tiesiog bando išbandyti, kas veikia, į ką yra reaguojama. Dabar aš manau, kad jis ir tikintis gali būti ir jau su ideologija kažkokia. Čia šiaip yra gana įdomu, toks gana įdomus asmenybės paveikslas formuojasi piešiasi, nes, kai kalbėjome apie Hitlerį, tai iš esmės, įdomu, šiaip įdomi tezė, tarkim, kad jisai tarsi reagavo, bet neturėjo ideologiją. Aš niekad neskaičiau Mein Kampf, bet man atrodo, kad jis turbūt atėjo su labai stipriu įsitikinimu. Jis turėjo tokius nepasitenkinimus, jis jautė nepasitenkinimus, bet jis kai jau pradėjo, ir Mein Kampf, kada jau parašytas buvo, man atrodo, jis jau buvo pradėjęs.
Nu tai vad sakau, gal nereikėtų imti šito, iš vis man atrodo, kad šiais laikais mes per daug naudojame žodžius nacijai ir fašistai, nes jau ir nuvertėja tie žodžiai. Aš nelyginčiau Hitlerio su Trumpu bent jau kol kas, nes vis tiek buvo ir skirtingi laikotarpiai, bet jie turi panašumų savo iškilime. Nu, Na, tai be abejo, kad mes nelyginam čia palyginę Trumpą su Hitleriu, tai tikrai būtų toksai, kaip čia, netaktas, žodžiu, šito laivo ir federacijos kontekste, tai kažkaip būtų negerai. Labai reikėtų pridėti daug sakinių, kad randa opoziciją su atitininku federacijos. 25 išleisti. 25 išleisti knygą. Taip. Galvoju, ko aš dar norėjau tavęs paklausti. Bet įdomu, žinai, nes, pavyzdžiui, kai tu kalbėjai apie tai, kad, žinai, savivydybės man ir panašiai, atrodo, kad turbūt šitoj tokiai epochoje, kai reikia atrodymo, reikia įvaizdžio, reikia kažkaip tai žmonės patraukti, kad jie reaguotų dabar kitaip. Atrodo, ir iš vis įmanoma į valdžią ateiti kažkaip tai, bet Bidenas tarsi atėjo, bet gal daugiau kaip reakcija, bet ar iš vis įmanoma būti sėkmingų politikų, žinai, bet jeigu tu esi tas toks, kaip sakai, tarnaujantis valstybė, jeigu tavo tokia pagrindinė vizija tarnauti, ar tu gali prasimušti didžiąją politiką, čia irgi toks užklausimas, bet šitam tokiam technologijų skaitmenizacijos amžiuje, kaip geram politikui, jeigu mes valstybininką laikom gerų politikų. Matai, tie socialiniai tinklai, ant kurių Trumpas viena iš tų priežasčių, kaip jis taip sugebėjo greitai ir sėkmingai iškilti, tai socialiniai tinklai yra viena iš tų. Kadangi jis buvo pirmasis, kuris taip jau aktyviai juos išnaudojo, Barackas Obama jis vis tiek juos naudojo reprezentaciniais tikslais labiau, o Trumpas tai gryną kontaktą su savo rinkėjais, išnaudoja visas televizijas, medijas, soctinklus, ypatingai Twitterį. Kokia ironija, kad dabar Twitteris pas jį perėjo. Tai jis iškilo ant to ir aš manau, kad mes dar mokomės, kaip naudotis, kaip iš vis sureguliuota erdvę. Nes, va čia, kaip apie Rusijos kišimąsi yra kalbama, tai Rusija pagrindai kišasi per tą propagandinę pusę, per tą medijų pusę, per botus, per fake accountus, per netikras paskyras, per kažkokią tai srovės išpūtimą, istorijų plėtimą. Tokie... Tie socialiniai tinklai nesužibėjo, sakyčiau, per pastaraisiais metais, mano akis, jie nelabai žibė. Bet juos reikia išmokti naudoti, juos reikia išmokti kažkaip apriboti saugumą, kažkaip reikia užtikrinti, kad internete, kaip mes ir tikimės, būtų tikri žmonės, o ne netikros paskyros, kad mes bendrautume su tikrom nuomonėm, o ne su išpūstom idėjom kažkokiam. Čia yra, rimti, čia viso tai yra rimti ilgalaikiai klausimai, kurie reikalauja realių sprendimų, apmąstymų, darbo, bet galima visada paprastai padaryti. Tai Trumpas ir žada tą paprastą kelią, viską spręsti, išvysim migrantus, ekonomika susitvarkys, uždrausim viską, uždrausim, uždėsim muitus, infliacija baigsis, išleisiu įsakymus, iškart karas baigsis Ukrainoje. Bet, sakau, bet čia yra didysis klausimas, man ne tiek įdomu, ką jis žada, bet man įdomu, kaip reikia sugeneruoti tinkamą atsvarą tam. Kaip reikia, mes turim išrasti iš naujo valstybininkų įvaizdį. Mes turim iš naujo išmokti pateikti tuos dalykus, kurie galbūt yra nuobodus, kurie galbūt yra per daug sudėtingi kai kuriem. Juos įmanoma vis tiek kažkaip pateikti, kad jie būtų įkvepiantis, kad jie būtų įtikinantis. Aš šitą klausimą sprendžiu, pavyzdžiui. Aš apie tai vis pagalvoju. Turiu minti, žinai, kaip demokratija turėtų, galėtų, kaip
veikti, ne, iš viso šitam skaitmenizacijos amžiui, tą turiu mintyje, ne. Jo, nes dabar aiškiai yra tai išnaudojama tikrai neteigiamai ir dažniau socialiniai tinklai priveda prie susiskaldimo ir tokių ginčių ir kultūros karai tikriausiai irgi tikrai nepažyba socialinių tinklų pasiekmė viena iš, kuri labai išpūsta jų dėka. Taip. Galim pasveikinti, mus žiūriu ir Jurgis Novėra, kuris ruošiasi iki sekmadienio vakaro parašyti atsaką tavo tekstui. Tai Jurgi, jeigu turėsi kažkokių tai klausimų arba... Būtų įdomu, gal tau ir pačiam padėtų, jeigu užduotum klausimą, tada aiškiau būtų, apie ką aš iš vis, ką turėjau omeny galbūt. Jurgis irgi sako labas. Tai mes sakom labas atgal. Tai jeigu turi kažkokių tai pastabų į Karolio tekstą, ar kur norėtum sureaguoti, tai labai laukiam. Bet tiesiog... Aš galbūt palinkėčiau mums per daug nesipykti dėl to, kas vyksta toliau už jūrų, nes mes vis tiek, aš pats labai jaučiau, kokią aš ribotą informaciją turiu apie tai, kas vyksta. Ir tai, ką mes gaunam, ir tai, ką mes žinom, tai yra jau suformuluotos žinios, kadangi mes prieinam prie ko. Aš labai paprastai informaciją rinkau šitiem dalykam. Aš ėjau į visokius Wall Street Journalus, Guardianus, Voxus, tuos populiariuosius medijų kanalus, žiūrėjau jų išleidžiamus straipsnius, žiūrėjau jų išleidžiamas video dokumentikas. Aš pagal tai rinkau informaciją. Bet ir nėra jokia paslaptis, kad, pavyzdžiui, Wall Street Journal yra kaip ir pasirinkęs pusę antitrumpinę, ar bent jau šiek tiek į demokratų pusę. Tai, mes esame įtakojami tos informacijos ir mums iš tikrųjų yra sunku, iš vis labai yra pavojinga, man atrodo, susidaryti ideologinę tokią poziciją, nuomonę apie politiką, kai tu jo gyvenime nesi matęs buitiniai situacijai, kasdienybei, tada ir iškraipamas vaizdas būna ir tada prieinama prie tokių išvadų, kad Trumpas yra kažkoks velnias, ar kad jis yra pasaulio pabaiga, ar kad jis siaubingas žmogus. Ir tuo pačiu kitoj pusėje, kad jis yra gelbėtojas, išganytojas ir išrinktasis. Man atrodo, kad visada reikia turėti omenyje mūsų ribotumą, mūsų informacijos ribotumą ir mūsų suvokimo ribotumą. Reikia turėti omenyje tai. Ir galvojam. Žinai, man tai vienas dar tokių, aišku, čia bus atskira straipsnio tema, bet ką tu galvoji dėl Ukrainos, dėl paties NATO ir panašiai, ir čia iš esmės yra tas pats klausimas atsitraukimo Amerikos, kad kiek Amerika atsitrauks ir kaip visą tai, žinai, galbūt net kelių dešimtmečių bėgyje, žinai, keisti saugumo architektūrą. Nes kalbėjom apie tą pirmą pasaulinį karą, antrą pasaulinį karą, kad iš esmės ta demokratija sukūrė žmonės, kurie vis tai matė. Ir atrodo, kad tas šiftas yra nuo to, Tai... aišku, Amerikoje, kaip sakiau, jau demokratija egzistuoja keli šimtai metų. Bet jie irgi kito ir savo formas keitė. Bet, pavyzdžiui, ta sistema, kurią mes dabar pažįstam Vokietijoje, pavyzdžiui, tai Vokietijoje grinai atsirado tokia veikianti ir tokia, kokią turim būtent po tų pasaulinių karų. Bet koks klausimas buvo? Apie Vokietiją. Vėl, aš sakau, reikia užmiršti Adolfą, nes aš vėl apie jį pagalvoju. Aš labai norėjau dar tarti, žinai, Ukrainos visą situaciją, nes atrodo, žinai, kad jeigu mes kalbame apie Trumpą, tai čia turbūt yra, tai kas žmonėms šiaip aktualiausia iš tos perspektyvos. Jo, dabar aš mačiau, ką jis ten kalbam apie tą, ką jis skiria, kaip prezidentas į tuos ministrus, kaip sakiau, vykdomosios valdžios vienas iš tų dalykų. Tai galima matyti tą logiką, kur aš ir pristačiau.
kad skiriami žmonės, kurie galbūt nėra esai ar kažkokie opozicionieriai ar savo srities puikūs specialistai, kurie sulaikytų, jeigu sprendimas būtų kažkoks neprofesionalus. Nu, tai yra žmonės, kurie labai yra ištikimi, kurie yra jo pusėje ir kurie nekels didelių problemų. Tai o apie tą karą, tai man atrodo, kad yra nuojautos, kad jis gali nusigręžti labiau nuo tos idėjos. Tai, manau, viena iš apraiškų tos baimės yra, kur dabar Bidenas leido ilgo nuotolio tas raketas naudoti. Bent jau taip interpretuojama yra. Galima visaip interpretuoti, bet aš nemanau, kad Trumpui Ukrainos klausimas yra vienas iš tų esminių klausimų. Jis vis tiek yra, kaip sakiau, labiau reakcijinis žmogus. O tai, kad mes patys, kalbant apie Lietuvą, tai, kad mes patys turim pažiūrėti tą galimybę, kad bus mažai palaikymo atveju, kai mes turėsim sunkią padėtį, tai labai reali galimybė. Todėl mes turim kiek įmanoma padaryti, atrodyti, aš nesnai žiūrėjau valstybės saugumo pristatymą tokį. Verslininkai Lietuvos buvo užsakę, ten analizė vyko, karo modeliavimas 10 dienų. Ir esmė yra, kad mes turim išsilaikyti 10 dienų iki sąjungininko sunkiosios žemės dalies atvykimo, nes oras atvyksta greičiau. Tai visa esmė yra, kad mes turim sudaryti įvaizdį, kad mums padėti kainuos kuo mažiau. Kad tai nebus didžiulė našta, kalbant apie Ameriką, Trumpas dažnai apie tai kalba, kad pavyzdžiui, palaikymas Ukrainai yra didžiulė finansinė našta amerikiečiam, kurios galbūt jie nenusipelnė tokios didelės. Jis kalba apie tai, kad Zelenskis atvyksta ir jis, kad labai geras derybininkas, juokaudamas sako, kad jis išsiveža 5 milijardus iš mūsų biudžeto atvykęs. Ir tas mąstymas grinai toks pragmatinis, tai bandyti sudaryti įvaizdį, kad mes jau turim patys tiek daug investavę ir kad jūsų tas indėlis nebus toksai milžiniškas. Manau, kad visi tai reaguoja, kad mes dabar turim didinti, parodyti iniciatyvą, parodyti tai, kad jums nekainuos tiek daug, kaip galbūt manot. Čia Jurgis parašė komentarą. To rodo, ne? Ne, aš sakau, man nerodo tų komentarų. Tai aš paskaitysiu. Tikrai nebūtinai marionetės Trumpas stato aplink save. Pavyzdžiui, Maskas tikrai labai stipri asmenybė. Visgi Trumpas nevengia jam duoti postą ir eterio. Užsienio reikalų sekretorius Markas Rubio savo ruoštų kandidavo prieš Trumpą. Prezidento pirminiuose rinkimuose abiejais palaiko ir Ukrainą, mano supratimu. Tai tikrai ne vien marionetės. Žodžiu, to prieštarauju iš tos perspektyvos, kad Trumpas susidėjęs yra tik tai statytinis. Jo. Kaip čia pasakius, pavyzdžiui, aš apie tą paskirtą gynybos žmogų, tai aš nieko nežinau. Bet apie tik tai tą, ką Linas Kojala, pavyzdžiui, pakomentavo ir ką aš mačiau per LRT. O apie Maską, tai čia dar viena įdomi tema yra. Man atrodo, kad čia... Taip. Bet Maskas, jisai dar puikiai vėl atliepia tą komunikacijos kanalo stiprinimą, nes dabar X aiškiai pasirinko poziciją ir jau ten pradeda, aš matau antraštėse mirga marga, kad jau išmetinėja visus tuos, kur nesutinka su jo idėjomis. Tai čia irgi to komunikacijos kanalo stiprinimas ir viena iš tų pagrindinių priežasčių, kodėl tikriausiai buvo toks didelis palaikymas Trumpui, bent jau tai politologai išskiria, kad Masko tas žodis buvo labai svarus didelį auditoriją žmonių, kadangi jis yra vienas žinomiausių pasaulio žmonių ir tikriausiai Amerikoje visi jį žino. Elonas Maskas iš šio laiko vienas tų tikrai žvaigždžių.
Bet buvo taip pat labai įdomus Wall Street Journal straipsnis, ne straipsnis, o video dokumentika, kur irgi buvo kalbama apie tai, kodėl Maskas galėjo tai pasirinkti. Tai aišku, čia kultūrinių karų dalis, kada maždaug sutampanti vizija, kad tai jiem yra svarbu ir kad jie nori tą savo pusę atstovauti. O kita pusė dalis yra verslo interesai. Ir aš apie tai šiek tiek net ne kažkaip nesusimašiau pats. Bet iš tikrųjų, Maskas dabar žengia į tą erdvę, kur jo verslas yra tokiam lygiui, kuriam SpaceX'as ką. Jo pagrindinis klientas yra Jungtinių Amerikos valstijų valstybė. Ta prasme, valstybė užsakovas. Nes tai yra dabar vienas iš tų pagrindinių klientų ir jam tai yra labai aktualu. Arba Tesla, pavyzdžiui, tie savi važiuojantis savieigiai automobiliai. Tai jie irgi teisiniai pusėje stringa, ne visi jos nori priimti, ne visi jos nori įgyvendinti, jaučiasi nesaugiai kažkaip ar neužtikrintai. Tai irgi labai gali jam tuo atžvilgiu būti naudinga būti toj valstybės daly, kuri vis labiau tampa į vieną pusę. Tai man tai buvo visai įdomu. Nes aš galvojau iš pirmo, kad jis vien dėl to pažiūrų, dėl kultūrinių karų ir dėl to, bet paskui susimašiau, kad jis visai aktualių reikalų turi ir pasirodo, ir jis jau ir teismuose pradėjo ten problemų turėti. Neaišku, kas ten įvyko, bet Maskas buvo paduota keletą jo sprendimų. Įdomu, žinai, kad išvelgia tokį pragmatinį interesą. Žinai, aš taip visai gerai galvojau, kad dabar nežinau, ką galvoti, bet galvojau, kad Maskas tiesiog dėl tų savo ideologinių pažiūrų yra už Trumpą. Nereikia užmiršti, kai jis yra verslininkas. Nors vėlgi, kaip Trumpas nėra valstybės tarnautojas, taip Maskas iki galo jis nėra verslininkas. Jis galbūt verslininkas jis mažiausiai iš visų tų dalykų. Jis yra žvaigždė, jis yra inžinierius, jis yra vizionierius, bet verslininkas viena iš tų mažiausiai galbūt jie apibūdinančių dalykų. Reikėtų parašyti straipsnį, susitiko ne verslininkas ir ne politikas. Bet tai aš manau, taip, kad tai yra reakcinis dalykas į tai, kas buvo stipriai prisidirbta. Jeigu žmonės ekonomikos tvarkymo reikalų ir neligybės sprendimų ieško pas turtingiausią pasaulio žmogų ir valstybės aparato ir valstybės viešoje sektoriaus tvarkymą atiduoda privačiam žmogui, kuris gyvena visą laiką privačiam sektoriui, tai parodo, kaip yra blogai, kaip yra kažkas negerai žmonių akise. Ir esmė yra ne kad jie kalti, kad jie atėjo. Nekaltas nei tas Trumpas, nei tas Maskas, kad jie beldėsi, jie galbūt negalėjo susilaikyti, galbūt jų tokie charakteriai ir panašiai. Bet turi būti atsvara, mes turim galvoti, kaip reikia pateikti tuos pačius sprendimus, kurie veikia pastaruosius kelius šimtus metų, kurie veikia Lietuvoje irgi dabar. Nuobodus politiniai procesai su valdžios balansu, su įprasta tvarka, kurie galbūt gali, bet jie užtikrina stabilumą ir ilgalaikius sprendimus. Ir jie nenuveda į tokius pavojus, kaip mes kalbėjome apie Adolfą ir jo kelią. Čia Aider Jurgis rašo, čia prieš tai rašė, bet nematyti komentarų, tai nesakau, žinoma, kad Trumpas nėra narcizas, tik nemanau, kad diktatorius. Tai čia turbūt tas toks, žinai, apie straipsnį, kai rašėm kalbėjome, kur čia yra. Jis nėra diktatorius dabar, bet jisai aktyviai to siekia. Ir jeigu jam bus leista, jis tokiu ir taps. Jis yra žmogus tas, kuris, jeigu jam duos, tai tikrai jis pasiims tą diktatoriaus ir titulą, nes jis turi tą savo idėją ir jis, kaip rodo jo veiksmais, ją bando įgyvendinti visomis priemonėmis, kurios yra viešai priimtinos kažkiek ir kurios dar veikia. Tai tas ir yra, kad jis tas savo idėjas jis puikiai gali įgyvendinti, bet aš Amerikos žmonėm, jeigu aš būčiau Amerikoje, tai aš tiesiog galvočiau apie tai, kad jam negalima įsileisti per daug įsigalėti ir kad jis turi jausti savo ribas, savo vykdomosios valdžios rėmuose tokiuose, kokie jie yra ir kad jis nepradėtų plėstis ir vesti valstybės aparato į
į tą, kas istoriškai neveikia ilgalaikėje perspektyvoje. Man atrodo, žinai, įdomiausias klausimas šito pokalbio tai tikrai yra tiesiog kaip įtikinti žmonės, kaip sudominti nuobodžia valdžia. Nu, aš galiu prižadėti tai, kad tai mano, bent jau dabar, kaip 18-metis, kuris atsidavęs yra labai tą idėją, aš galiu prižadėti, kad aš bandysiu gyvenimo kelyje ieškoti atsakymą, kaip reikia vėl sudominti žmonės, nesudominti, bet įtikinti, tiesiog kad jie jaustųsi suprasti, išklausyti, kad jie jaustųsi reprezentuojami, kad jie jaustųsi ir saugiai, ir užtikrintai įprastoje sistemoje, o ne ieškotų kažkokių radikalių sprendimų. Čia kaip labai gerai praeitam straipsnį rašė, ten buvo Jeffersono citata, kad iš esmės politika, jis kalbėjo apie diplomatiją, kad diplomatija yra ne kultis, bet suviliojimo menas. Suviliojimo menas. Va Benjaminas Franklinas, va tokie žmonės, kurie išgyveno, Benjaminas išgyveno revoliuciją, išgyveno karus, išgyveno kovą už tą nepriklausomybę, išgyveno sunkius tikrai laikus ir didelis pasiaukojimas ir jo paties sūnus buvo kitų įsitikinimų ir dėl to buvo uždarytas ir tikrai sunkus ir asmeniai dalykai. Ir visą tai išugdo tą supratimą ir tai išugdo tą tokią ir gudrumą to pačiu ir mokėjimą įtikinti. Ir tada ir einama tuo keliu. Ir man patinka irgi toks pasakymas. Jis nėra visiškai istoriškai tikslus, bet jis labiau toks metaforinis yra. Kad tie žmonės, kurie augo prieš Pirmą pasaulinį karą, jie jo metu tarnavo kariuomenėje, tada jie grįžę namo visam tam neramiam laikotarpiui iki pat Antro pasaulinio karo kūrė šeimas, o paskui per Antrą pasaulinį karą užėmė vadovavimo pozicijas. Jie buvo tie, kurie priiminėjo sprendimus. Va ta karta žmonių, kurie kaip pavyzdžiui, Franklinas D. Rooseveltas, kuris Ameriką sulaikė nuo nacizmo, kuris Ameriką išlaikė demokratijos keliu, kai visur jau buvo žvalgomas greitų sprendimų. Tai yra žmonės, kurie buvo patyrę daug ko ir jie suprato, kas yra ta nuobodi sistema ir kodėl ji yra tokia naudinga ir tokia stabili ir kaip jis suvaržo žmonių blogiausias pusės ir bando, kiek gali išskleisti gerasis. Dar turim komentarų irgi, aš paskaitysiu tada. Bet kai 90% kasdienės biurokratijos, kuri vykdo kasdienį valstybės administravimą, yra grynai vienos kairuoliškos ideologinės linijos atstovai, tai tada ir išsirenka JAV Trumpą, kuris nori drain the swamp, nes... Čia jo šūkis. Jo, dar čia daugiau, nes įprastas status quo visai nebeatstovauja piliečių daugumos norų. Tai čia problema ne apie nuobodžią politiką, bet kad, arba čia dar apie tą deep state būtent, kad jis tarsi... Aš ta prasme, aš kalbu apie sprendimus, kurie gali atrodyti kaip nuobodi politika. Bet dabar ką? Dabar bus tokia situacija, kad bus tokie apibendrinimai, kad 90%, kad tai ir ta žmonių grupė, nebus gilinamas į individualią situaciją, bus žmonių likimai žaidžiama labai paprastai, jūs atleisti tą grupę, you are fired bus. Ta Trumpo šūkis ir Masko tikriausiai įrodytas su Twitterio istorija. Bus greiti sprendimai, bus kapojami departamentai, bus atleidžiami žmonės, kurie galbūt ir palaikė tą Trumpą, nes niekam nebus įdomu, niekas nesigilins, bus apibendrinama, bus sakoma, kad ten visur yra priešai, kad reikia sunaikinti tuos departamentus. Aš sakau, kad aš nematau, kad čia bus atsižvelgiama į to paprasto žmogaus nuomonę. Čia ne tokia sistema, ne tam buvo išrinktas Trumpas.
Ir man atrodo, kad po kažkiek laiko ir galbūt mes įsivelsime į tą mūsų kartą irgi dabar. Aš bent jau augdamas, aš irgi pradedu augti va to susiskaldimo laikotarpio. Aš kiek atsimenu, tiek ir atsimenu, kad visada žmonės pykosi, kad vis tai yra eskaluojama. Dabar aš jau prieš savo akis matau, kaip vis daugiau ir daugiau kyla žodžių nacijai, fašistai, kaip vis labiau vadinama viena pusė leftistais, kokiais ten liberastais, kita pusė vadinama durniais ar kokiais ten fanatikais. Nu, einama link to susiskaldimą. Ir man tai nejauku. Aš tai istorijos fanas ir domėsiu tikrai labai mielai. Aš jau tų dalykų esu matęs ne kartą knygose ir nenorėčiau, kad tai prieš mano akis įvyktų realybė. Aš galvoju, žinai, čia mačiau prieš darant laivą, kad Facebookas leidžia įtraukti trečią žmogų. Tai aš galvoju, turbūt būtų labai įdomu įmesti Jurgį į video transliaciją, jeigu galim pabandyti tokį bairį, nes man atrodo, kad būtų žiauriai įdomu, kad jūs padiskutuotumėte. Jo, būtų įdomu, bet ar šiandien tai darom, neplanavom kitą savaitę mes padaryti? Jo, nes jau kiek mes turime valandų? Nes jau mes šiandien pavarėm, žinau. Mes turime jau 10 valandą. Tai, nežinau, galim šiaip ant bairį tiesiog pažiūrėti, ar techniškai išeina įtraukti Jurgį, bet tada jau nebediskutuosim, man įdomu, ar mes galim padaryti tokią konferenciją. Ne, atrodo, kad nebus taip paprasta. Bandom dar kartą. Nes, žinai, jeigu pavyktų trečią žmogų dėti, tai būtų žiauriai kietai. Čia galėtume daryti tokias moderuojamas diskusijas. Kas matau, kad neišeina. Taip, gerai, pabandysiu dar trečią kartą, jeigu nepavyks, tai man atrodo, kažkas jau vyksta. Kitaip tariant, man atrodo, kad vyksta daugiau. Rašo, kad tai declined. Tai neišeina. Tai aš galvoju, gal čia buvo tokia apibendrinant ir kaip čia ateitį, kadangi ateitis LT, tai ateitį parodom tik gaida, kad turėsim, sekmadienį Jurgio tekstą, kuris atsakys, į Karolio visą šią iškeltas mintis ir šiek tiek gal kitą perspektyvą parodys ir bandys, kad iš tokios, kiek supratau iš komentarų, kad iš tokios kultūrinių karų perspektyvos kažkaip pasižiūrėti. Tik tai aš tikrai labai nenorėčiau, kad būtų nueiti į tą lozungų kalbą. Kad būtų visi žmonės vėl skirtomi į leftistus ir tuos dešinistus. Aš nenoriu kalbėti apie šūkius ir tokius dalykus. Aš nemanau, kad sprendimai randami šūkiais ir sakymais, kad mes teisūs, jie neteisūs, yra teisėjai, esame mes ir yra priešai. Aš niekada nemačiau, kad tai suveiktų. Tai aš tikiuosi tokios diskusijos iš gilesnės perspektyvos. Taip, bet turbūt, žinai, šiais tokiais laikais, kai yra tiek daug susiskaldinam, taip iš tikrųjų, žinai, rašyti tekstus ir bandyti tikrai suprasti kito argumentus ir įsigilinti, jau yra žingsnis, link kitokios politikos, nes tai, ką mes darom mikro lygmenį, tarsi po to yra daroma makro lygmenį, tai čia, žinai, turbūt geriausia būtų tekstus rašyti akviniečio stiliumi, žinai, parašyti 5, žinai, tenai argumentus, ką galvoja priešininkas, gerai juos apibūdinti ir tada sakyti, bet yra priešingai. Taip, bet žinai, mes kaip ir kalbėjom, tas stilius nelabai veiktų, reikia ieškoti naujų formų, reikia ieškoti formų tinkamų šių laikam, reikia atrasti kalbą. Aš tai galvoju, kad, žinai, kaip ten sakė Kubatis per vieną seminarą, kad ar Karlas Šmitas yra kažkur rašęs, kad demokratijų svarbiausia naujumas, kad būtų kažkas nauja. Ta prasme, tai čia gal kaip tik būtų labai nauja, žinai, parašyti straipsnius tokiu būdu, nes taip labai gražiai galima juos skaityti, žinai, pirmas argumentas yra priešininko, ir po tų 5, jeigu yra 5, yra sakoma set kontra, bet yra priešingai,
ir tada, žodžiu, yra išvardinami savo argumentai. Tu gali skaityti, žinai, pirmas, antras, trečias. Tai va, tai čia būtų, žodžiu, tai jeigu klausom žmonės rašantis tekstus, tai va, tai žodžiu, parašykit kas nors tokį tekstą apie tai, ką girdėjot į ateitį Tomo Akviniečio turint. Tai va, tai redaktorius bus labai laimingas. Tai ką, tai mes čia diskutuojam jau, kiek mes čia diskutuojam? Oi, jau beveik 1,5 valandos. Tai aš galvoju, tai kad turėjom komentarą, kad reikia truputėlį trumpintis laivus, nes po to ten ir neįsikelia YouTube. Taip, nu, reikėtų mums tikrai susijimti griežtą struktūrą, valandą laiko. Mes šiek tiek susijėmėm, nes, žodžiu, praeitas laivas buvo 1,5 valandos, tai šitas valanda bus maždaug 15 minučių. Nu tai gerai, tai ta gaida ir baigiam, ne? Tai aš manau, kad baigiam, tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot, ačiū Jurgiui, labai lauksim iš tavęs atsako, o visiems, kurie žiūrėjo, tai atsidarykit portalą sekmadienį ir galėsit perskaityti Jurgio tekstą atsakantį į šią diskusiją. Tai va, tai šitą gaidą baigiam ir visiems gero vakaro ir laukit kitą ketvirtadienį. Kitą ketvirtadienį irgi turėsim laivą. Dar nežinom kokia tema, bet gali būti arba Trumpas, arba dirbtinis intelektas. Tai va. Tai kol kas tiek ir iki kitų susitikimų.